Sveiki draugai, tai ką, šiandien vėl esam garaže ir turim truputėlį įdomesnių mašinų, tai yra Opelis, Ford, juokauju, varom, pažiūrėsim, ką šiandien turim iš geresnių. Tai mūsų šiandien yra projektas, ką turim pasidaryti, tai pasileisti šitą dėžę. Čia yra 30 BMW dėžė. Mum ją reikia įdėti į 325 MPM7 buvusį mano mašiniuką. Tai pardaviau tą mašiną ir dėžė užlinko. Tai reikia įsivaryti į garažą, aš jau tą dėžę išėmiau. Pala, vėl copyrightai. Čia yra mūsų legendinis 325 apie 210-220 kW ir ta 2,5 dėžė nelabai atlaikė, nes tenai stovi 2 litrų dėžė. Tai faktas, kad jinai nelaikys, aš prieš parduodamas jam pasakiau, kad žinok, vyruk, turėsi bėdų su šitą dėžę. Tai mes ją išsėmėm ir nupirkom 3 litro dėžę, ten irgi buvo niuansų, nuo peleko nupirkom, nuo peleko kronšteinai netinka, šlangos netinka, tai šiandien parodysiu, ką reikia padaryti, kad galėtumėt ir jūs įsidėti iš 3 litrio peleko dėžę į 325. Važiuojam. Bet prieš tai einam pasisveikinsim su Hebra, nes daug kas klausėt, kur dingo visi žmonės iš seno garažo. Tai jie truputėlį nenori filmuotis, bet mes vis tiek turim pasisveikinti. Tai mūsų kolega Tomas, jis vis dar su mumis. Šiandien galbūt nelabai nuotaikoj, bet ir jo, prie Tomo geriau nelyskim dabar, nes Tomas piktas. Toliau turim, čia labai nelysim, bet turim Antaną. Antanas šiandien nuotaikoj. Ne, Antanas šiandien nuotaikoj. Antanas šiaip žiauriai stipriai juda prie mašinų remonto, daro Audi. O ką žinot, kad su Audi, žinokit, remontas Audi yra labai sunkus ir reikalauja tikrai didelių pastangų. Tai žodžiu, kas Audi sugalvojo, pasigydykit biškį. Keltuvą nebent turėsim čia. Edmai, kaip tau sekasi čia? Į priekį. O ilgai dar truksit prie šito? Ne, sustabdį pakeičiamas. Tai jaučiu, čia stumsimės tą 325, reikės dėti į ją dėžę. Jo, okei. Bet tai buvo karteris nuimtas. O aš nenoriu nieks imtas ten. O tai dabar reikia įrankio kažkokio? Jo, vienas jau lūžo. Einam parodys, koks. Aš nežinau, kad tai lūžo. Aš suprantu riziką, kad jeigu tai dalies įrankiai suvūrysim, tai bus blogai. Ta prasme, bet... Ne, darysim sutvarštą į tą viskas. Kur? O yra tie special toolsas kažkoks? Žodžiu, su Audi yra tokia bėda, kad pasidarėm diržų servizą ir naujas salininkas leidžia. Tai dabar, kad pakeis salininką, reikia vėl pasileisti diržų, žodžiu, viską nusimt, tai čia, tai vėlena reikia, ne, tipo užsispausti. Kaip žinia, tai buvo užrašta taip pagal knygą. Pagal knygą ir dar piškį ant klijų. Ne knygų. Tai, žodžiu, mum bembui, kad tą dėžę įdėtumėm, reikia padaryti kelis dalykus. Ant šitos dėžės flanšas eina truputėlį mažesnis ir neina uždėti mūsų šitos gumos. Tai nuo 2,5 dėžės nuėmėm flanšą, užsukom ant čia, užsidėjau gumą automatiškai ir jau šita mums vieta tinka. Toliau, kas netiko, tai šitas tiltelis, mes jį irgi nuėmėm nuo kitos dėžės. Ir šitą tiltelį, ta prasme, išmetam. Šitus dalykus reikia padaryti, nes jeigu iš anksto nepasidarysit, įsidėsi dėžę ir jau jums netiks nei kardaną prisisukti ir netiks pagalvės laikiklis. Sekantis ir gana svarbiausias dalykas, ką reikia padaryti, kad užsidėtų dėžę, tai
vamzdeliai yra daug storesni. Reikia varyti į šrotą ir nusipirkti grinai visą liniją ir ją persidaryti į kitą. Tai aš manau, kad mes jaučiu varom į šrotą, paieškosim tų vamzdelių, nusipirksim ir jau į tą laiką bus atsilaisvinęs keltuvas. Varysim su mūsų busu. O tu kur? Bled, į tą spliterį, kai nusipisau į šitą aštrų. Ai, tu ne į šitą? Ne, į spliterį. Jaučiu, nelabai norės tokių dalykų parduoti, nes jie būna ant dėžės, tas visas reikalas, tai bandysim iščiešinti vis tiek kažkaip, nes be šito reikalo, nepaleisim realiai tos mašinos. Žinau, kur varom pas, dabar atsiminiau mano draugus, kurie irgi turi šrotą ir jie labiau E9 užsiima, tai kad jie turės, tai 100%, tai varom pas juos. Turim tokią idėją, vakar prašiau galbūt 3-4 internetinėm parduotuvėm, kurios užsiima tuningo, ta prasme dalim, visokie downpipai, tuningo dalys kaip spoileriukai, buferiai jam ir taip toliau, tai sutiko bendradarbiauti 3 parduotuvės, tai man atrodo, hebra, turėsim darytis, kaip turėsim, reikės daryti elektroninę parduotuvę ir dropshippingsim produktus, tai manau, kad bus neblogų reikalų. Naujas kontentas. Na. Šiaip tai jo, ten prikolas yra visko, downpipai, intercooleriai, tiek iš variklio pusės upgrade'ų, tiek iš išorės. Tai čia buvo mano iš tikrųjų svajonė kažkada tokį shopą turėti ir paleisti tokį dalyką. Tai galbūt ta svajonė išsipildys. Tai atvarėm į Vest 30 pas mūsų draugelius, einam pažiūrėsim, ar turi to, ko mums reikia. Numeriai pažiūrėk, 0 PVM. Matyti, iš ko šaika gyvena, ne? Va, iškart pa žmonės, kokie aparatai įvaryti į vidų, kaip ir priklauso. Ne? O reklama? Labą diena. Sveikas, žygutė. Sveiki. 5 PM. Ai. Tai gal šitą savo? Jo, čia savo. Savo, ne? 2 metų projektas. Gal šitą savo. Aparatas. Va tokį šaiką turi būti projektai, kur yra daugiau virš 300 kW. Tokį turi būti garaže. Tų projektų dėžė 3 litrį E9 vamzdelių reikia tų tepimų. 2, tie žinai, kur būna ant vieno varžto 13. 13? Jo, automato. Tas vamzdelis, žinai, kaip būna. Jums tai nulaužymas? Ne, aš dedu dabar 3 litrę dėžę į 2 pusinį, nes 2 pusinė maina 2 litrė dėžė. Storesni. Tai kad tavo į vidų įsimau. Jo, kad į vidų, žinai, jisai kristų. Čia irgi, ne? Va čia MPM7, va, šita. Bet irgi savo 100. Sunkiai. Va čia matau toksai. Ant 13 varščiuko. Va šito mums reikia reikalo. Kurio tavo? Nu va. Va šito reikia. Šito vamzdžių. Ten daug verina reikalų, kad tu paprašai, tai žinok, jų nieks netaup. O nuo šitos parduot nelabai, negalit? Čia jau auriš reikia klausti. Nu va, Dėžės nusuk tuos vamzdelius sufotkyti. jeigu pažiūrėt, ar... Ai, sufotkytas, ne? Nu dėžė jau įkelta į... Pažiūrėkit, kiek metė per dėžė. Tai čia iš vis 30. Tai tiks. Trim čia tinka, midėlės. Tai palauktų
Fotkinė šitą dėžį? Taip. Lipdukas ten napo 100. Maža. Tai atveda X-Drive, ar ne fotkit? Na, fotkyt. Nėra lipduk. Tai ar ne pasis? Pažiūrėk, gal kodai užrašyti kažkur nėra. Ne, neužrašyta jau, kodų. Čia dėžė. X-Drive 330. Tai čia ar ne labai pasisekė. Nu tai atkraustykit. Nu. Dabar storą piniginę turi. Kaip pala, kilimą padėsi. Lauk žygį šitą padėsiu. Sako, neskubik. Jūs ojėlinė, kas aš jums savickas. Ale, tu laki, gali. Tai gal, į gerą vietą papuolim. Laki, gali. Jeigu kam reikia, tai čia BMW dalys, Hebra verčiasi vien tik BMW'ais ir variklių, visokių dėžių, žodžiu, kėbulo dalių, visko turi, ko tik tai reikia, va, juodos, lubos, visokios. Nu, žodžiu, kur BMW, tai VES 30 manėm. Paimsiu. Taip, mandžetukai likę viduje, ne? Duok aš iki šį pirštą įsimsiu. Ar reikia karatčią apsukti į flankę? Ką? Šitas? Gavom, Hebra, gavom. Kiek pinigėlių? Nu. Samatysim. Paskaičiuojam kažkaip tiek. Viskas, vyrai, varom, ačiū labai už pagalbą. Viskas. Aukštų gamybinių, iki vyriukai. Gavom šaiką, be šito reikaliuko, nu niekaip nebūtumėm susitvėrę, nes tepimo nėra, viskas bėga, o tepimo juk vis tiek bet kokiu atveju reikia. Telefono numeris, pasiskambinkit. O mes judam toliau. Šiaip tai mes su pilnai pakrautų busų varom. Ta prasme, ten net nusėdė žemė ir čia 102 laikėm. Nu, pažiūrim, kaip sekas. Va. Jo, čia kaip betonas kietas šitas buvo? Kietas, ne? Jėdinė tas, o dėčkis, kaip puikai rimtai. A. Ja, ta tokia. Pamatu. Mes boilerio laidą paimsim naują nuo skydo per lubas ir atvešim naujai, kad būtų nuo atskiro šito saugiklių. Nu, per silpnas įvadas, per boilerio. Į reikalų, jo. Tai va čia. Šiaip vyrai greitai juda labai per realiai kelias dienas, tą visą skaityk, karkasą, viską pasidarė, tai visai neblogai. Tai turim užsisakyti dalis, turim kėbulo numerį ir dabar mes naudojam Intercarsą. Intercarsas šiaip labai patogu, greit viską gali susižiūrėti. Reikia mums 2 stabilizatoriaus traukių. Viskas, einam įstumti, bema. Raitotis rankovės reikia, vyrai. Ten su jo bus reikalų. Per visą aplinkui reikės varyti. Varom. Operatoriaus sunkiausiai dar. Pakirto koją. Pakirto kojas. Taip atrodo ant tų akmenų, ne? Realiai, jaučiu varysim papietaut, biškutį. Ir tada imsimės darbą. Reik sponsorių, kad energijos duotų.
Tai įsiardžiau šitą, čia realiai tai pagal viską tai turėtų šitos linijos nusimti ir man atrodo jos turėtų net bolton tikt. Tai reikia pasižiūrėti ilgius, nes panašiai man čia atrodo, kad nuo trojkės 3 litrė, žinok, ir yra sen. Ir čia nereikės nieko labai per daug chimičinti. Bent man taip atrodo. Tai pabandom nusimauti šlangas, pažiūrėsim, kaip čia gausis. Šiauriai sunkiai nusiimti. Iš per chuinę. Nu, dar bemų senoviniai komatai, tai žiauriai dėvi. Netepsi, nevažiuoja. O antras tai žiauriai giliai. Eina kaip tas viršutinis gaidiškai. Opa. Turim. Nu, melskimės, kad jie tokie patys. Ir man kiek skiriasi vamsdelių galai, dėl to mes juos ir keičiam, nes vat storis akivaizdžiai matosi, kad daug didesnis eina mūsų reikiamų. Šitą į šoną bandom įkišt naują. Aišku, čia reikėtų biškį prasiplaudė, jau čia taip ir padarom. Wow! Eik ten. Laboratorija. Šitus iškart nusimti ir nepamestumėm, nes greičiausiai bedėdami taip praknisimės. Ką susitepsim dabar vidinius manžetus šitus, mes irgi išplojam tai sausą ir dėjimas. Nu, šitie vamzukai nelabai nori leis. Bam. Žinai, ką šitas garsas reiškia? Pinigus. Viskas. Ledas. Realiai sunkiausias stepas padarytas, žinai. Nes ties čia galvau, kad mes turėsim daug reikalų. Kas dabar dėžiai greit liko? Realiai jau. Lengviausias dalykas dėžiai. Sunkiausia gal ras buvo. Jo, iš tikros, tuo tai tikrai buvo reikalų. Bes 30, jo. Vsio, viskas labai gerai, tai ką, einam parsivešim mūsų dėžę. Dabar man reikia kuilio, kur yra kuilys. Kuilys su varikliu ir greičiausiai nenusiima tas variklis. O, dar skysčių ant žemės, labai gerai. Aš pagatą tuoj padarysiu. Kaip jie visi skysčiai ant žemės, aš negaliu. Palauk, net ta dėžė būtum sena dėžė idėja. Šitą. Šitą tai, žinau, jaučiu, nors nepamesiu. Toliau, nu paskui pasimsim šiaip viską, galim bandyti daryti. Dabar yra čia vienas iš šlykščiausių dalykų, ką reikia daryti, tai įsidėti puslę, nes čia bėgs tepalas vėl, kai visą laiką visur. Vėl pasimam tą patį geltoną mūsų škurlį. Fizi. Kiek skyšių jis išvalė šiandien? Da, kiek išvalys, aš manau, irgi.
Viskas, bandom dėt. Bus biški messy, bet nėra ką daryti. Dar ne taip ir blogai. O ne? Ne tiek ir daug. Ledas, tikrai. Всё, zaibi. Ok, sekantis stepas. Kas turi daugiausiai bicė jėgos, nes reikės užsimest ant šitos kojos tą dėžę. Tai čia bus vienas rimčiausių, manau, ir sunkiausių reikalų. Tėt, man reikia, kad padėtum užmest dėžę. Galiu užsimest pirštinį? Bet reikia dar padą pasidaryti. Praeitą sykį, kaip ėmiau šitą dėžę, tai iškritau, matai. Taip, kad mums tada, kur šitam garaže, aiktų na. Sargiai, žiūrėk, kad pūslė iškristų. 1, 2, 3. Aiktų na, neiškelsi. Iškelsi. Taip, dėk priekį. Kel. Gerai. Laikom gal? Laikau. Imk priekį dabar. Laikai gal? Gerai. Tas varžtas likęs? Mano Netyčia. Nu tai netyčia, gi. Tai ką, sutvėrėm BMW ir užsikūrė, bet nevažiavam, tai bandom prasivažiuoti, pažiūrėti, ar viskas čia su juo gerai ir pažiūrėti, kaip veikia ta dėžė, nes vėl, šrotę perki, katę maišė vis tiek. Bandom. Vėl skambinu. Važiuojam, nes tuoj vėl kažkas paskambins ir reikės eit dirbti. Šiaip, kas Chebra atsimenat, šitą mašiniuką, tai žiauriai man patiko, buvo toksai pirmas mano galingas aparatas, tai smagu atsisėsti į šitą ir vėl prasilėkti. Aišku, čia buvo prieš porą mėnesių, gal 3 kokis žiemą tiesiog. Ir Chebra, noriu paprašyti, kad užmestumėt subscribe, nes matau, kad 100%, kas žiūri, nesubscribina, o labai noriu pasiekti 5000 subscriberių, tai būtų faina. Ačiū. Subscribe. Nu, pažiūrim, kaip čia jinai, ar dar gyva, ar ne. O ne 2 litris? Nu, ne 2 litris. Bet dėžė tai vėl skambina. Tai jo, tu gali pasuk man už 20 minučių, nes biški dabar užsiėmęs. Šiaip gera mašina, tikrai. Tai viskas, Šaika, šitam vidėke tiek, jau filmuojam sekmadieniui ateinančiam dar vieną seriją, kad tiesiog būtų eiliškumas. Tai gal ir trumpas vidėkas, bet ačiū, kad žiūrėjot, pasubscribink, palaikink ir iki kito vidėko.